Tai galiu pasakyti, kad mes jau visus išravėjome savanorius. Viskas. Visi taktiniai, orientuoti į šaudymą, gaudymą žmonės yra jau atėję. Ir jų, galiu pasakyti, grubiai šiai dienai yra 20 000. Kaip paskaičiuoju, 11 000 saugusių šaulių ir 6 500 užsirašiusi komendantūras, iš kurių pusantų tik praėjo. Bet kas blogiausia, kad tie, kurie praėjo, žinau, kad jiems buvo liepta grąžinti uniformas atgal. Tai va, tai čia atskira tema. Tai dabar žiūrėkite, visi puikiai matom, kad Ukrainoje tik dėl to laikosi, kadangi visuomenė įtraukta. Jau kariuomenės, ko gero, jau kelios bangos išnykusios, ištripusios ir žuvusios. Jeigu pas mus to nebus, tai čia mes galim daugiau kalbėti apie resursus, kurių visą laiką trūks. Kariuomenė, planuodama savo operacijas, ima pačią blogiausią scenarijų. Patį blogiausią. Blogiausiam scenarijui trūks visą laiką. Gal gausime ir dar 20 kartų daugiau, vis tiek trūks pinigų. Šį klausimas yra prioritėtų ir kaip mes įsivaizduojam savo būsimą karą. Mūsų politikai, aš jau galiu pasakyti tiksliai šviesiai, mato tik tai variantą A scenarijų. Kariausim su amerikiečiais arba tik su amerikiečiai mums padės. Kalbėti apie variantą B, kada kalbama apie visų trūkimą, patikėkite, nekalbama. Dabar diskusijos, Matulionės prezidento patarės, bet dabar diskutuojame apie variantą B, jeigu nedaug dievė, amerikiečiai neprisidės prie karo. Tai čia po 4 metų karo, kada aiškiai matosi, kad yra variantai visokie įmanomi, apie tai nebuvo kalbama. Tai galiu pasakyti, kad šiai dienai yra pateikta nacionalinė saugumo strategija, ne? Jie pateikė, kaip supratau, Krašto ministerija nuo socialdemokratų, nes nepateikė krikščionių demokratai. Aš esu gavęs prieš tai dar prieš 2 dienas, prieš paskelbiant tą saugumo strategiją pažiūrėti ir aš ko labiausiai pasigėdau. Ten yra parašyta visuotino šaukimo privaloma, ne iš karto. Čia yra sakoma apie strategiją, ne apie rydieną, apie strategiją. Strategija yra 15 metų. Ar mes galime pasakyti, kad per 15 metų mes galime padaryti, kad visi norėtų arba dauguma siektų būti kariuomeniai? Nes jeigu to nebus, nieko nebus. Tas dabar klausimas, kaip ir man, ar aš dabar galėčiau tikti Lietuvos kariuomeniai? Pagal amžių ne. Aš dabar esu Šaulių sąjungos centro valdybos narys, užsiiminėju informacinėm operacijom, patikėkite, darau labai daug žalos jums. Patikėkite. Mano organizacija, kurioje registruota buvo mano namuose, aš ją perregistravau. Šiuo metu paskelbta teroristinė organizacija FSB yra aukščiausia ten tų visų institucijų Rusijoje vardu. Pernai metais. Tai aš esu teroristas ir aš galiu pasakyti, aš galiu žalą priešui toliau. Man nereikia 18 metų, man nereikia net ypatingų pasiruošimo. Geras klausimas Izraelį. Ar visi tenai, kurie eina kariuomenė, turi medicinio statusą arba medicinios kondicijos reikalavimus? Ten galima pritraukti turbūt ne tik tai pokšę pavyzdžius, ten galima ir išvairus ir netgi autistus. Autistą pasodykite prie kompiuterio, jis tokių dalykų išknis, kad nereikės ir pagalbininkų jokių. Ten yra visos galimybės, visi mes esame piliečiai ir galime visas savo netgi civilinės specialybės, medikų, inžinierių, logistų, galima transformuoti į pusiau sukarintas specialybės. Ta mes darome Šaulių sąjungoje. Šaulių sąjungoje, galiu pasakyti, yra tik 11 000 žmonių. Ir mes sakom, kad visi Lietuvos gyventojų jaunimas gali būti Šaulių sąjungos nariai. Nebūtinai su šautuvais. Nebūtinai su įranga. Ateikite ten dronistai, ateikite ten medikai, ateikite inžinieriai, bent kas, mes jau padarysime iš jų karius, bet tada turi būti toks visuotinumo klausimas. Visi turi žinoti, norėti ir galėti. Tai mano tikslas ir aš paskui parašiau porą straipsnių apie tai, kad mūsų strategijoje turi atsirasti privalomas visuotinis šaukimas, o per tą laiką turi būti didelis darbas atliktas per švietimo sistemą, per kultūros sistemą, kad yra garbinga, būtina. Ir ne dėl to, kad mes kariautumėm, kad nereikėtų kariauti, kad mes atgrasintumėm. Kai jaunimui sakoma, kad jūs ateikite čia, mes visi čia kaip pasivarysime, šitų gerų žūsim, tai šiuolaikiniam jaunimui tai yra baisus tragedija. Jie pripratę prie gero gyvenimo, nenori niekur rizikuoti, bet mes jiems turim pasakyti taip, kad ateikite dėl to, kad nereikėtų kariauti. Atgrasimas mūsų vienintelis tikslas, kurį mes galime pasiekti tikrai, konsoliduojant savo ir nelabai didelį, galbūt mažą visuomenės dalį. Ačiū.